Tamošauskas vėl parašė laišką. Vienu žodžiu, kur nori kreiptis, ta pati grupuotė yra. Šiaulių, Telšių apskritis. Ten, kur vėl grąžina į Telšius ir atvirai tyčiasi, 3 metus atvirai tyčiasi ir nuteisė mane už Badauskų nusikaltimus. Pareina sąskaitos tokius, spalio mėnesį atsisakiau mokėti 260 eurų už tai, ko aš nesuvartojau. Tai Badauskai sugebėjo prisukti 1627 kWh per mėnesį. Eso pripažino, kad yra skaičiukai sugedę, tačiau vis dėl Ignitis toliau reikalauja, reketuoja, kad aš sumokėčiau tai, ko aš nesuvartoju. Mano šaldytuvas sukasi 5 kartus daugiau, negu mes suvartojam. Tai yra šaldytuvas, internetas ir akvariumas po 5 kartus daugiau ir net po 10 kartų daugiau suvartoja elektros energijos, negu gamintojai yra nurodyti. Tamošauskas toliau tyčiojasi. Toliau yra neiškelta baudžiamoji byla. Veiklos skyriaus viršininkas Mindaugas Tamošauskas tyčiasi. Badauskai iš apsaugos kamerų įrenginio yra greičiausiai išėmę kietąjį diską ir toliau demonstruoja kad valdo mūsų namus. Kameros apsaugos visiškai atjungtos. Tai yra iš 5 kamerų nebeturim nei vienos. Jie ne tik tai valdo apsaugas, mašinas, viską. Jie įsilaužė namus, sprendžia, ar mano augintiniams gyventi ar negyventi. Nunuodė šunį, iš akvariumo žuvytės išgrėbiamas. Vagiamas net maistas, agurkai, pomidorai, mėsos iš stalčiaus nebeliko. Badauskai kontroliuoja visą mūsų gyvenimą, ne tik mūsų gyvenimą, bet ir kitų žmonių. Tai yra vagystės. Eso tarpininkauja. Eso Ignitis tarpininkauja Badauskams ir galimai todėl, kad Badauskienė Elvyra, būdama partinė ir būdama dar buhalterė, vykdo visą 14 metų, mes žinom, kai jinai daro 2 buhalteriją. Apie tai Badauskaitė Ligita pati yra pasakojus savo pusbroliui, Elnių ūkis, kuri turi didžiulį, sakė, kitaip neišgyventų. Sravai vykdė buhalteriją 2 ir kaip matom, ir Eso net vykdo buhalteriją, nes dokumentai suklastoti. Dingo mano sumokėti po 1000 kW iki pat namai programos įvedimo. Buvo kiekvieną mėnesį sąžiningai 1000 ir dingo šitie įrašai, reiškia dingo ir pinigai. Toliau vyksta nusikaltimas, Tamošauskas Telšių pareiškim tyrimų skyrius toliau tyčiojasi. Toliau atvirai tyčiojasi, tai yra Žemaitijoje egzistuoja ta pati grupuotė policijos pareigūnų, Eso darbuotojų, kurie kibernetinius nusikaltimus, elektros vagystės dangsto ir kartu vagia.